Labas, šiandien aš su video apie plaukų priežiūrą žiemą. Ši tema man yra labai aktuali, kadangi pradėjau labai rūpinti savo plaukais. Taigi labai džiaugiuosi, kad galiu šią temą šiek tiek trumpai pašnekėti ir papasakoti galbūt jums kažkokių tai naujų dalykų. Kodėl plaukų tema man yra tokia aktuali? Tai yra todėl, kad prieš pusę metų aš vis dar dažiau savo plaukus juodai ir tada nusprendžiau visgi išdrįsti ir susigrąžinti savo natūralią plaukų spalvą. Taigi po daugybės procedūrų, balinimo ir šviesinimo, nelabai daugybės, gal keletas, tik taip, mano plaukai tapo sausesni, žiemą jie labiau elektrinasi, šiaip plaukai jau elektrinasi žiemą, praradę savo natūralų gražų žvilgesį ir tikrai reikalauja žymiai daugiau priežiūros, negu reikalauja kai tavo plaukai yra visiškai chemiškai niekaip nepaveikti. Taigi, pradėsiu nuo basic dalykų, tai yra šampūnas ir kondicionierius, ką mes visas tikriausiai naudojam. Šios priemonės yra Naturals by Watsons firmos ir jos yra praturtintos makadamijų, ar man norisi sakyti makadamijų aliejų. Labai svarbu yra paminėti, kad žiemą priemonės turi būti maitinamosios, nedrėkinamosios. Nes įsivaizduokim, jūs užšlapinate savo plauką, lauke yra lengvas minusiukas, jūs šlapią plauką, drėgną plauką išnešate į lauką, tai kas atsitinka, tas plaukas suledyja ir tada pradeda lūžinėti. Dėl to priemonės turi būti maitinamosios, kad pamaitintų plauką iš vidaus, bet nedrėkinamosios. Aš savo plaukus plaunu maždaug kas antrą dieną ir būtinai stengiuosi naudoti kondicionierių, nes tai turėtų būti jūsų taisyklė, kadangi plaukų kondicionierius tikrai pagerina plaukų būklę. Ir plaukų kondicionierių reikėtų tepti ne per visą plaukų ilgį, dėl to, nes tai gali pagreitinti plaukų susiriebalavimą arba išvis išsiplaustyti galvą, pasitepę su kondicionierium per visus plaukus ir galva bus tarsi išsiriebalavusi. Vienas mėgstamiausių mano plaukų produktų tai yra ši maitinamoji plaukų kaukė, kurią užtenka pasilaikyti tik 3 minutės. Tai yra brendo Aussie. Šiaip jo Lietuvoje ilgai nebuvo ir aš, kai gyvenau Londone, pirkdavau tik tai šampūnus, kaukės, viską iš šios firmos, tai labai džiaugiuosi, kad pagaliau šias priemonės galima rasti ir Lietuvoje. Plaukų kaukę maitinamąją rekomenduojama naudoti kartą per savaitę, tai gali būti jūsų lyg ir spa plaukams, o ši yra labai nuostabi, nes ją užtenka palaikyti tik tai 3 minutės, ne 10 minučių, ne pusvalandį. Ir rezultatai yra akivaizdus. Kitas dalykas, apie kurį šiaip mes tikrai retai turbūt pagalvojam, bet yra miegas ant šilkinių pagalvių. Miegant ant šilkinių pagalvių plaukai netaip įsivelia į pačią pagalvės medžiagą, kadangi šilkas yra labai švelnus plaukams. Taigi jūs savo plaukams padarytume tikrai labai didelę naudą. Kitas produktas, kurio aš irgi niekad nepamirštu naudoti, bet naudoju tikrai kiekvieną dieną, net ir tada, kai mano galva nebūna šviežiai išplauta. Tai yra tos pačios firmos Naturals by Watsons plaukų aliejukas su argano aliejum. Skirtas sausiems ir pažeistiems plaukams. Iš tikrųjų, mano triukas dar būtų jums toks, jeigu jūsų plaukai nėra labai sausi ar pažeisti, pirkit priemonės vis tiek, kurios yra skirtos būtent šio tipo plaukams, dėl to, nes jos bus labiausiai maitinančios ir naudingiausios jūsų plaukams, bent jau aš tą pastebėjau. Plaukų aliejum reikėtų tepti tik tai galiukus, manau, tas yra savaime suprantama ir galima šiek tiek galiukus patepti prieš einant į lauką, nes apsaugos jūsų plaukus nuo lūžinėjimo. O šiaip plaukų aliejus ir yra skirtas tam, kad sustiprintų jūsų plaukus ir tarsi uždėtų tokį barjerą ties jūsų plaukų galais. Sekantis dalykas tai yra plaukų šukas. Šukas yra labai svarbu, nes pasirinkus netinkamą šukas jūs galite kiekvieną dieną nepastebimai pažeidinėti savo plaukus. Aš naudoju šukas su apvaliais galiukais, nes jos yra švelnesnės plaukams. Plaukus šukuoju nuo plaukų galiukų, nes tuomet įsišukuoja visi kolduniukai, koltuniukai ir šukavimą tada tęsiu tiesiog į viršų. Atsimenu iš vaikystės savo blogiausius atsiminimus, kai mama man šukuodavo plaukus ir žiauriai pešdavo, tai nebenoriu šito pakartoti, todėl tikrai nuoširdžiai pradedu
šukuoti plaukus taip, kaip juos reikėtų šukuoti. Taip pat nepamirškim, kad plaukų šepetį reikėtų pakeisti irgi karts nuo karto, kaip ir dantų šepetuką, nes visgi čia kaupiasi visokios tai bakterijos, mikrobai ir kiti dalykai. Todėl, jeigu jūs naudojat šepetį savo jau ilgą laiką, tai rekomenduoju jį pakeisti. Turbūt visą žinot šitą jausmą, kuomet plaukai labai įsielektrina, tarsi po gero elektros šoko ir tai atrodo maždaug šitaip. Tai, aš turiu jums paslaptį. Paimkite savo šepetį ir jį apdenkite su tiesiog nosinaite. Štai šitaip. Ir tuomet prašukuokite savo plaukus. Tuomet plaukai nesielektrins ir jūsų nesuerzins tas plaukų elektrinimasis, ypač jeigu jūs turit labai ilgus plaukus. Tai aš bandau įsivaizduoti, kaip tai turėtų atrodyti. Taigi, štai toks triukas. Kitas dalykas, kurį merginos labai dažnai pamiršta, ypač jeigu nuolatos džiovina ir tiesina, garbanoja ar kitaip formuoja plaukus, tai yra apsauga nuo karščio. Niekas jūsų plaukų neapsaugo, išskyrus tokias priemonės, tai būtinai nepamirškit jų naudoti. Ši yra iš sajos su keratinu. Atsparus karščiui iki 230 laipsnių ir turi 2 kartus daugiau keratino negu turbūt įprastos kitos priemonės. O keratinas tai yra baltymas, iš kurio sudaryti plaukai. Taigi vėl pamaitina plaukus ir apsaugo juos nuo karščio. Dar vienas dalykėlis, kurio beveik vos nepamiršau, tai yra šios kapsulės. Tai yra kapsulė su placenta, o jau nuo senų senovės žinoma, kad placenta yra visoks koks grožio šaltinis ir odai berods, ir plaukams. Šios kapsulytės atrodo šitaip. Po kiekvieno plovimo. Iš tikrųjų labai lengva naudoti, atrodo tik taip kaip kažkoks tai ampulė medicininė ar dar kažkas, bet taip nėra. Tai yra tik tai labai geras dalykas jūsų plaukams. Ja tiesiog nulaužiate per šitą vietą ir išsitepate visus plaukus. Aš, kaip matot, panaudojau dar tik tai 3 kapsulės, bet galiu pasakyti, kad tikrai po naudojimo plaukai atrodo puresni, gyvesni ir tarsi turėtų daugiau energijos ir to pačio plauko sunkumo, kurio man taip norisi, nes noris, kad plaukai plaikstytųsi vėjui į visas pusės. Na ir nepamirškim, kad būtina savim rūpintis ir iš vidaus, tai yra gerti vitaminus arba jeigu nereikia negerti, bet maitintis teisingai ir taip, kad gautumėt visų reikiamų medžiagų ir mikroelementų jūsų organizmo funkcijoms palaikyti. Taip pat ir gražiems plaukams ir jų augimui. Mano mėgstamiausi vitaminai plaukams ir odai yra keli, tai yra omega 3 ir kolagenas. Aš kolageną geriu milteliais, bet su juo kartu būtina naudoti ir vitaminą C, nes kiek žinau, be vitamino C kolagenas tiesiog nėra aktyvus. Na ir paskutinis dalykas, tai labai prašau jūsų nesiprauskit po karštu dušu ir neplaukit plaukų su karštu vandeniu. Nes plaukams tai kelia vėlgi plaukų sausumą ir plaukų įsielektrinimą ir šiaip tikrai nėra sveika, o oda nuo karšto vandens sausėja. Taigi prauskimės normaliu vandeniu, kuris nebūtų nei per karštas, nei per šaltas. Ačiū, kad klausėt, kad žiūrėjot, tikiuosi, kad sužinojot kažką naujo ar naudingo ir iki kitų susitikimų.